2023 m. gruodžio mėnesį Lietuvoje buvo užfiksuotas rekordinis maisto ir paslaugų kainų kritimas. Paskutinį kartą taip sparčiai kainos krito maždaug prieš 10 metį. Tai lėmė atpigę energiniai ištekliai ir užvirusi kova tarp prekybininkų. Valstybės duomenų agentūra gruodžio mėnesį užfiksavo metinę defliaciją. Kainos sumažėjo 0,6%. Paskutinį kartą tokia didelė defliacija buvo 2014 m. gruodžio mėnesį. Pakartotas mėnesio defliacijos rekordas parodė, kad Lietuvoje verslininkai turėjo galvoti, kaip sumažinti kainas, o ne kaip jas palikti ar padidinti. 0,6% defliacija reiškia, kad jeigu anksčiau maisto produktų krepšelis kainavo 10 eurų, tai šiandien tas pats maistas kainuoja 6 centais mažiau, tai yra 9,94 eurus.